Kiek žinau, jūsų apsilankimas pas mus nėra oficialus. Kodėl dviračiu keliaujate po Seinėją ir koks šios kelionės tikslas? Na, iš tiesų tai nėra oficialus vizitas, tai tradicinė mūsų kelionė, vykstant jau 8 metus iš eilės. Tik tai, kad šiais metais mes nutarėm, mindami per Dzūkijos vieną dalį, apsilankyti ir šitoj Dzūkijos dalyje. Tai yra Seinijoje, Punsko krašte. Ir labai džiaugiamės tuo, nes iš tikrųjų, kaip ir kiekvieną kartą sutinkam čia daug labai gerų draugų, bičiulių, pažįstamų. O kartu be abejo pamatom ir labai gražias gamtos apylinkės, pamatom tas vietas, kurios yra labai svarbios Lietuvos kultūrai ir istorijai. Lenkijos lietuviai gyvenantis savatinėse žemėse puoselėja savo tėvų protėvių kalbą, tradicijas, bet kartu yra javus Lenkijos valstybei, Lenkijos teisėtvarkai, institucijoms, gerbia Lenkijos istoriją, kultūrą. Ar tai galima pasakyti apie Lietuvos Lenkus? Na, žinot, visko būna, visko pasitaiko, bet aš manau, kad vieni iš kitų turim ir galim pasimokyti. Ir tolerancijos, ir pagarbos, ir jeigu reikia ir paramos tautiniai kultūrai ir tradicijom. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad štai čia Seinų krašte lietuviai sugeba ir moka išsaugoti ir lietuvišką tradiciją, bet kartu, kaip jūs sakėte, ir tą lojalumą tai valdžiai, kokia šito žemėje šiuo metu yra. Na, kiek Lietuvos Lenkai sugeba tai padaryti, mes irgi galim matyti. Yra neblogų dalykų, yra dalykų, kuriuos reikia taisyti, yra dalykų, kurie kelia rūpesčio, bet tikrai manau, kad Lietuva ir Lenkija yra strateginės partnerės ir tiek vienoj, tiek kitoj pusėje tautinių bendrijų reikalai neturi užgožti tų strateginės partnerystės reikalų. Nuo kelių savaičių 30 Punsko valsčiaus kaimų turi lietuviškus, lenkiškus vietovardžių pavadinimus. Ar jūsų manymu gerai pasielgė punskiečiai, kurie pasinaudojo jiems sudarytomis galimybėmis ir šias lentas pastatė? Na, žinot, aš tikrai nemanau, kad tai būtų kokia nors labai didelė problema. Gal ir mes Lietuvoje, sekdami štai ir šiuo pavyzdžiu, atrasime tokius sprendimus, kurie būtų naudingi ir pačiai Lietuvai, ir vietiniam bendruomenėm. Be abejo, mes esam galbūt šio požiūriu jautresni, nes istorija labai daug skaudžių dalykų yra atnešusi į Lietuvo žemę. Daug žemė yra prarasta, daug lietuvių yra nutautėję, todėl mes žiūrim šiek tiek atsargiau negu Lenkija, kuri yra keleriopai didesnė už Lietuvą. Tai čia iš tikrųjų tiesioginių tokių palyginimų negalima naudoti, bet pasirūpinti, kad Lietuvos piliečiai, ar jie būtų lietuvių kilmės, ar lenkų kilmės, ar rusų kilmės, kad jie turėtų tinkamas sąlygas savo kultūros puoselėjimui, manau, mes tokią pareigą tikrai turim. Kokia yra Lietuvos padėtis globalinės krizės akivaizdoje? Kas yra daroma, kad iš vienos pusės nesubankrutuotų valstybė, iš kitos pusės nenukentėtų tie labiausiai nepasiturintys? Na, ekonominė situacija nėra labai lengva. Ir globali krizė, ir ankstesnių valdžių gal nepadaryti darbai pakankamai skaudžiai smogė Lietuvos ekonomikai, finansam. Mes nebegalim išlaikyti tokių socialinių garantijų, kokios ankstesnės valdžios buvo pažadėję žmonėm. Turi mažinti ir atlyginimus, ir pensijas. Labai panašiai iš tikrųjų situacija klostosi ir kaiminėse Baltijos valstybėse, Latvijoje ir Estijoje. Bet mes sugebam iš tikrųjų tas didžiausias problemas spręsti ir spręsti tokiu būdu, kad mažiausiai uždirbantis mažiausiai ir nukentėtų. Tai tokį rūpestį tikrai turim, tarėmės su visais socialiniais partneriais ir tikiu, kad pajėgsim priimti teisingus sprendimus. O ar globalinės krizės akivaizdoje realizuojami yra bendri Lenkijos Lietuvos projektai kaip Rail Baltica, Via Baltica, atominė elektrinė, elektros tiltas? Na, jie tikrai nesustoja, jie tikrai gal net ir įgyja didesnės svarbos.
ir mes ieškom pačių įvairiausių galimybių, kaip tokius stambius projektus kiek galima greičiau realizuoti, nes jų realizavimas reiškia vieną dalyką, kad daugiau pinigų ateina į rinką, o pinigų trūkumas rinkoje yra pats didžiausias galvos skausmas šiuo metu. Krizė yra geras laikas vykdyti švietimo reformą. Mes iš tikrųjų manom, kad krizės laikas yra kaip tik geras laikas atlikti tas reformas, kurios iki tol buvo atidėliojamos. Todėl jau per pirmą pusmetį padarėm tai, ko iki tol politikai nedrįsdavo daryti. Pradėjom aukšto mokslo reformą ir faktiškai pusės metų užteko tam, kad paleistumėm visą jos mechanizmą. Dabar toliau laukia sveikatos sistemos peržiūra, švietimo sistemos peržiūra, valdymo sistemų peržiūra, apskričių reforma, savivaldos stiprinimas. Iš tikrųjų esam pasiryžę dideliam darbam ir tikiu, kad juos pajėgsim įgyvendinti. Mes labai džiaugiamės, kad jūs neužmirštate mūsų krašto, kad buvote prieš porą gerų metų atvažiavę konservatorių partiją, kad dabar važinėdami po Lietuvą neužmirštate ir etninėse žemėse gyvenančių lietuvių. Juolab, kad mes, tie, kurie galėjo balsuoti, balsavome už juos. Ačiū labai. Ačiū.